Verslo vystymo kompanijos, nekilnojamo turto trastai, pasirinkimo sandorių fondai ir produktai $1308.59. Tiek šiose sferose turimos 22 investicijos per praeitą mėnesį išmokėjo dividendais ir distribucijomis ir tai yra kiek daugiau nei 30% nuo investuotos pinigų sumos. Ir pagalvojus, tai yra keliais $100 per mėnesį daugiau nei gaudavau atlyginimo pirmaisiais 2 metais dirbant pagal specialybę. Šiame video parodysiu, kurios investicijos moka daugiausiai dividendų ir distribucijų, pasidalinsiu šio mėnesio naujausiais pirkiniais, papasakosiu, ką planuoju keisti šiame investicijų portfelė ir video gale pamatysite geriausiai vertinimų ir daugiausiai pasyvių pajamų mokančių kompanijų sąrašus iš 11 ūkio sektorių. Tai jeigu planuojate pradėti investuoti, kurti savo pasyvias pajamas mokančių investicijų portfelį, ar tiesiog žvalgotės investavimo idėjų, žiūrėkite video iki galo, klausimus galite rašyti komentaruose ir va su šia nuoroda, kuri veiks tik per PC, galite matyti ir sekti visą mano turimą investicijų portfelį gyvų laikų ir netgi gauti notificationus e-mailų, kai darysiu portfelio korekcijas. Šį portfelį laikau ir formuoju naudojant Freedom24 online brokerį. Jeigu dar neturite Freedom24 paskyros, susikūrus paskyrą ir pradėjus investuoti nuo 24 metų gruodžio iki 25 metų balandžio galo, galite gauti iki 20 akcijų dovanų. Kiekvienos akcijos vertė gali siekti $800. Brokeris yra licenzijuotas ir prižiūrimas valstybinių instancijų. Investuotojų pinigai drausti iki 20 000 eurų Europos investuotojų kompensavimo fondo ir brokeris taiko vienus mažiausių mokesčių Europoje. Investicijų įsigijimas kainuoja fiksuotą 2 eurų mokestį plus 2 centų už kiekvieną perkamą akciją. Akcijos kodus gauti iki 20 akcijų dovanų, registracijos nuorodą ir video gydą rasite video aprašyme. Visos investavimo strategijos nepristatinėsiu, esu daręs apie tai detalų video, nuorodą į video rasite čia arba bus kortelėje. O jeigu trumpai, tai esmė turėti investicijas išskaidytas bent 5 ūkio sektoriuose ir kiekviename sektoriuje idealiausių scenarijum turėti ne mažiau nei po 5 investicijas. O ar pildyti visur po truputį, ar pirmą supirkinėti investicijas viename ūkio sektoriuje ir tada judėti prie kito? Jeigu labiau toleruojate riziką, sakyčiau, galima būtų pradėti nuo tų sektorių, kurie moka daugiausiai dividendai. Pradame nuo nekilnojamo turto sektoriaus. Aš neinvestuoju į fizinį nekilnojamo turtą ir neskolinu pinigų su nekilnojamo turto užstatu, nes tai mažiau likvidu, mažiau lankstu ir mažiau saugu nei pirkti akcijų biržose kotiruojamų kompanijų akcijos, kurios verčiasi nekilnojamu turtu, jį vysto, administruoja, nuomoja, dirba su būsto paskolomis ir išmoka dviženklius dividendus į sąskaitą visiškai pasyviai, visiškai nieko nedarant. Šį sektorių dar pildysiu, o šiuo metu daugiausiai dividendų išmoka 2 kompanijos. Tai AGNC Investment Corporation ir Arbor Realty Trust. AGNC išmoka dividendus kiekvieną mėnesį ir filmuojant šį video, be kad nesikartoti kiekvieną kartą minint procentus ir palūkanas, visi minimi procentai yra apskaičiuoti vertinant akcijų kainą tokią, kokia jinai yra šio video filmavimo metu ir vertinant taipogi pagal tai, kokie buvo praeitį išmokėti dividendai kokio dydžio. Tai AGNC moka dividendus kiekvieną mėnesį ir moka 14,16% nuo investuotos pinigų sumos ir Arbor Realty Trust moka kas 3 mėnesius dividendus ir moka 14,02%. Abi šios kompanijos yra NT paskolų trustai, tai angliškai M-Rate, Mortgage Rate, tai perka būsto paskolų paketus, iš jų uždirba pinigus, o būsto paskolų mokėjimas JAV garantuoja 2 valstybinės agentūros ir jau turėjome NT krizę, tai tikimybė, kad ateinanti krizė bus NT sektoriuje, mano nuomonė yra labai maža, bet vėlgi čia tik mano nuomonė, o šitie 2 M-Trestai ir yra JAV rinkoje veikiantis trestai. Tiek apie nekilnojamo turtą, kitas sektorius yra verslo vystymo kompanijos, tai kompanijos, kurios investuoja į kitus verslus, padeda jiems augti ir iš to uždirba pinigus. Tai įsivaizduoju, kaime pas babutę ateini ir pasisiūlai patrešti jos laikus, kad dalį bulvių atiduotų. Mintise neskambėjo kaip medinis. Daugiausiai iš verslo vystymo kompanijų išmoka Triple Point Venture Growth BDC Corporation 16,71% ir išmoka dividendus kas 3 mėnesius. Ir kad jau prieš tai paminėjau vieną nekilnojamo turto kompaniją mokančią dividendus kas 3 mėnesius ir vieną mokančią kiekvieną mėnesį, tai paminėsiu ir dabar mokančią kiekvieną mėnesį ir tai yra Horizon Technology Finance, tai dividendus išmoka kiekvieną mėnesį ir moka 14,33% dydžio metinius dividendus. Ir pabaigai pasirinkimo sandorių fondai. Kaip jie veikia, detaliau su pavyzdžiais esu daręs video, nuoroda bus čia kortelėje arba aprašyme. Jų išmokamos distribucijos labai stipriai svyruoja. Kuo labiau vertės svyruoja bazinės investicijos, kurių pasirinkimo sandoriais prekiauja fondo valdytojai, tai kuo labiau svyruoja bazinės investicijos vertė, tuo daugiau investicijų valdytojai uždirba iš pasirinkimo sandorių ir tuo daugiau distribucijų išmoka investuotojams. Nvidios pasirinkimo sandorių fondas išmoka 111 metinių procentų dydžio distribucijas, Nasdaq 193% ir
Coinbase 84%. Visi šie fondai išmoka distribucijas kiekvieną mėnesį, tik neinvestuokite visų pinigų vien į juos, jei neturite itin aukštos rizikos tolerancijos. Jeigu iki šiol į minėtą Nvidios ir Coinbase fondus nebuvo investuota, tai investuoti juos galės tik profesionalūs investuotojai. Neprofesionaliams investuotojams būtų šie europiniai fondo atitikmenys, tai būtų Income Shares Nvidia, Options ETP ir Income Shares Coinbase Options ETP. Tai ETP yra Exchange Traded Products, ETF yra Exchange Traded Fund. Tai JAV ETF yra prieinami visiems neprofesionaliems netgi investuotojams, o Europoje yra atitinkami reikalavimai, ką turi atitikti ETF, kad būtų prieinamas vadinamam retail neprofesionaliam investuotojui. Tai amerikietiški netitinka šių reikalavimų, dėl to negali būti prieinami, bet yra europietiški atitikmenys paleisti tiesiog užvadinti ne ETF, o Exchange Traded Product. Visų turimų investicijų neapžvelginėsime, tai baisiai ilgai užtruktų ir šiandien pristačiau ne tas investicijas, kurios man išmoka daugiausiai pasyvių pajamų, o tos, kurios išmoka daugiausiai pagal dabartinį investicijų kainą. Jeigu investicija išmoka fiksuotą sumą dividendų už vienos akcijos turėjimą, tie, kas pirko tą investiciją pigiau, tie investuotojai procentinė išraiška gaus daugiau dividendų nuo investuotos pinigų sumos. Visas mano turimas investicijas galite matyti ir sekti su šia nuoroda. Ir dabar svarbus momentas. Ši strategija yra skirta gauti čia ir dabar daug dividendų, bet jį tikrai netinka visiems. Dažniausiai formuojant dividendinį portfelį žmonės galvoja apie tris strategijas. Tai pirma, pirkti kompanijos, kurios dabar moka mažai dividendų, bet nuosekliai didina išmokamus dividendus ir taipogi tų kompanijų akcijų kaina auga. Tai čia būtų kažkas panašaus, kaip dabar kompanija moka apie 2, gal 4% dividendais, bet toliau augant tokiais tempais po 25 metų gal mokės 10% nuo investuotos pinigų sumos ir pačių akcijų vertė bus dar gerokai pakilusi. Antra strategija yra gauti ir juntamą sumą dividendais dabar ir kad akcijų kaina kiltų gerai. Teko girdėti, kad noriu, kad mokėtų 10% kiekvieną mėnesį ir pats portfelis augtų po 10% per metus vidutiniškai ir kad nereiktų aktyviai valyti investicijų ir dar visai neblogai turbūt būtų šalia kokį vienaragį pakinkyti. Nesakau, kad 10% augimo ir 10% pasyviam pajamom yra neįmanoma, tai įmanoma, bet pasyvus valdymas neįsipaišo į tokį scenarijų. Tai 4-6% dividendais ir 4-6% augimo yra daug realiau. Ir trečia strategija - mano naudojama čia ir dabar gauti daug pasyvių pajamų, net neplanuojant pardavinėti investicijų ir net nežiūrint, nesiorientuojant į portfelio prieaugį. Aišku, prieš investuojant reikėtų įsivertinti, kokios yra rizikos akcijų kainai važiuoti žemyn ir jeigu daug rizikų, tai neaukot kapitalo vertės dėl didelių dividendų. Bet jeigu jau pradeda važiuoti žemyn bendra portfelio vertė, man tai nerūpi, nes man rūpi tik mano pasyvios pajamos. Pavyzdžiui, po 2025 metų, tai plius minus vasario galo prasidėjusio rinkos kritimo, mano dividendinis portfelis krito kiek daugiau nei 10% vertė, kas, šiaip žiūrint į raudonus skaičius gali kelti šiek tiek skausmo, tai kaip ir nesmagu, bet ir šis vertės kritimas nepadarė visiškai neigiamos įtakos išmokamiems dividendams, nes bendrai investicijos man išmokėjo daugiau dividendų nei išmokėjo gruodžio ir sausio mėnesiais, o pačio portfelio vertė atsistatys. Tai vertė krito, o išmokami dividendai nesumažėjo. Bent jau labai tikiuosi, kad vertė atsistatys. Na, o jeigu neatsistatys ir nebemokės dividendų, tada ir galvosiu apie korekcijas. Dabar ekrane matysite daugiausiai dividendų mokančių ir geriausiai vertinimų kompanijų sąrašus per visus 11 ūkio sektorių. Nepamirškite gauti iki 20 akcijų dovanų pradėjus investuoti su Freedom 24, akcijos kodus ir registracijos nuorodą rasite video aprašyme. Sėkmingų investavimų ir pasimatome kaip visat pirmadieniais, ketvirtadieniais ir kartais sekmadieniais.